Su jumis aš, Įsmiltė, ir šiandien mes kartu su jumis žaisim Robloxo žaidimus. Tai pirmas, aš manau, tai bus gal... Pažaisim iš tų, kuriuos aš jau esu žaidus. Tai aš manau, tai bus toksai toveris. Tuoj aš į savo privatų serverį eisiu. Jeigu jis dar yra, jis dar yra, nes aš galimai dar norėjau pasakyti, aš galimai jau prieš mėnesį jį sukūriau, nes jeigu kainuoja už Robuxus šitie visi serverakai, tai paskui už mėnesio viskas, baba, kaip sakoma, būna. Jie prapuola ir jų nebelieka. Tai va. Aš dabar jau esu geltonoj spalvoj, o jėtus man labai stringa. Va. Ir dabar varau toliau. Va. Aš manau, man pavyks ten biškį praeiti iki spalvotinės gal, arba iki violetinės, bet aš neįsitikinus. Aš nesakau, kad va, aš jau ten tikrai praeisiu. Tai va. Dabar va pabandysiu nueiti. Tai va. Va ir siūlau ir jums šitą toverį pažaisti, nes iš tikrųjų yra smagus gan, tai va. Va, o paskui aš dar jums nufilmuosiu, kaip žaidžiu su tiesiog Migle, nukritau, kurią man atrodo, kai kurie iš jūsų irgi žiūri, stebi, tai va. Tai būtinai, kas dar manęs neprenumeravę, prenumeruokite, nes aš daug linksmų video filmuosiu toliau. Va, tai dabar aš žaidžiu Roblox. Kas nežino, Roblox ir čia yra toksai, man atrodo, japoniškas toveris arba kažkoks tai kitas. Nežinau tiksliai. Va, ir aš dabar jau esu tamsiai mėlynoj. Aš jau toj būsiu violetiniai, va, jinai jau ten. Ir va, ten yra spalvotinė, va, kur aš atkreipus, ką tik kamerą buvau. Tai va, šokinėjau toliau. Va, aš labai tikiuosi, kad bent kažkiek iki spalvos pavyks praeiti. Aš dar šiaip viso šitą toverį nesu praėjus, bet labai norėčiau. Na, gal aš kažkada buvau praėjus, bet man atrodo dar ne. Va. Tai toliau einu. Va, aš tikiuosi, aš ant šitų nemirsiu, nes aš dažnai ant šitų mirštu raudonų. Va, tikiuosi, kad nemirsiu. Jei, aš nemiriau. Va, ir dabar pats sunkiausias bus per šitą storą sieną peršokti. Na, tai kągi bandom. Bet aš peršokau. Ir pasižiūrėkit, kaip mes atitos spalvotinės spalvos. Nu, man pavyks. Įsmiltė, tau pavyks. Reikia bandyti. Ne, nukritau į mėlyną. Nu, į raudoną, bet ten beveik neskaito, nes ten buvo pats paskutinis. Raudonos spalvos dalis. Tai va, aš tikiuosi, man toliau pavyks. Va, ir dar aš pabandysiu 2 kartus, čia antras jau bus, nu tai iš viso 3 kartai bus. Tai dabar čia antras bandymas ir jeigu aš ant tokių mirsiu, tai aš tiesiog būsiu nubas. Ir man dar labai stringa ir aš pusiau nematau, kur aš einu. Va, toliau nusitaikom ir... aš nukritau į mėlyną. Kas čia vyksta? Na, tai kągi, paskutinis bandymas ir jeigu nepavyksta, aš lyvinu. Aš vos ką tik nenukritau. Va, sorry, aš dabar jums šitą dublio nufilmavau, kaip aš nukritau, tai dabar varam į kitą žaidimą. Va, varam į kitą žaidimą. Va.
Aš manau, gal dabar varysim į Speed Bike Space, nes mano čia yra vienas iš mėgstamiausių tokių, kaip tariant, žaidimų. Va, na tai kągi varim. Ir paskui aš nufilmuosiu, arba su tiesiog Migle žaidimą, kaip žaidžiu Roblox, arba su mano kita draugė. Jos vardas Eva. Va, jeigu jinai norės ir jinai galės, tai būtinai ir su ją sužaisiu. Va, na tai kągi, aš jau čia esu antram world'e, antram pasaulyje. Ir dabar varau per čia. O ne, man užstrigo, tai aš nukritau. O, gaila. Va, ir dabar man... Ne, aš nepamačiau. Kokia gėda. Palaukit. Au. Aš galiu dabar teleportuotis. Bet įdomu, ar man atims medalius ar ne? Nu, bandom. Ir man atimė medalius. Kaip gaila. Na, ne, aš nevarysiu, aš nebandysiu. Ai, ne, aš čia turiu dabar varyti, man atrodo. Jo. Va, ir aš taip ir toliau bandysiu. No. Aš dar čia taip toli iš tikrųjų nebuvau dar daėjus. Tai man tai yra kažkokia fantastika. Aš vos nenukritau. Aš jau čia dabar nukrisiu. Ne. Ir man reikia ten dabar krist. Tai čia dabar reikia labai įsibėgėti. O, aš atvarau. Apa? Tai sunku, biškutuką. Bet aš praeinu. Va, aš dabar noriu pasižiūrėti, kokia čia bus lengva. Čia labai lengva netgi. Čia tikriausiai reikės rasti išėjimą, bet na, aš gal pabandysiu. O Jėzus! Aš praradau 35 000. Aš teleportuosiu toliau. Nes aš noriu, tai todėl aš teleportuojuosi. Va. Ir tai iš tikrųjų apsimoka, nors ir tu prarandi medalius. Ir tu šiaip su tuos medalius prarandi, nes tu tiesiog nukrenti. Nu, bet vis tiek aš varysiu toliau. Aš bandysiu ir bandysiu. Va, ir jeigu dar 3 kartus nukrisiu, man čia pasisekė. Tai aš varysiu į kitą žaidimą. Va. O jėtus, kaip čia lengva. Apa. No. Va, ir dabar čia tos sienos bus, tai reikės čia ir pasiimti medalius. Ir va, aš turiu 80 000. Ir aš dabar noriu pasiimti... Nu nieko, aš dabar sąžiningai jau varysiu. Pabandysiu. Reikia bandyti. Va, čia dabar bus toksai pabėgimas nuo Strawberry Elephant. Aš teleportinsius. 6, 7. Pas mane 6, 7 medalių. Oi, nu viskas, jeigu dar kartą nukrisiu, tai lyvinsiu, nes biškai jau atsibodo. Aš lyvinu. Va, nu ir kągi, manau, tai bus dabar paskutinis žaidimas.
paskutinis kažkoksai žaidimas bus. Aš nežinau, ar jums labai įdomu žiūrėti video, bet tikiuosi, kad įdomu. Ir aš žaisiu va tokį Go Down the Tower. Va. Sorry už pašalinius garsus, aš ten netyčia skoju. Va, ir dabar aš pabandysiu. Va, pabandysiu ne visą pereiti, bet bent kažkiek tais. Nes šiandien mes su mano draugė žaidėm šitą towerį, bet aš jos vardą nesakysiu. Va. Va ir einu iš toliau. Biški nematau, kur aš einu. Va, tą aš išjungsiu. Va. Va. Viskas grįžo į savo vietas toliau. Va, einam dabar į toliau, į apačią. Aš pabandysiu paskui gal nukristi ten, kai būsiu jau žalioj, arba šitos tokios, tokios šviesiai žalios, arba tokios netgi žalsvos. Gal tokios, aš nežinau, aš nespalvų specialistė, tai dėl to sakau šviesiai žalia, nes kažkas į tai panašu, bent jau man. Ojetus, aš negaliu, kiek man stringa. Ir prašau dar jūsų vieno prašymo. Prašau, prenumeruokite mane ir prašau dar, nerašykite į komentarus, kiek tų metų, į kokią tu mokyklą eini, į kokią tu klasę eini, kokiam tu mieste gyveni. Aš į tokius klausimus niekada gyvenime neatsakysiu, nes čia yra asmeninė informacija. Ir be to man dar ir tėvai neleidžia. Manau, bet kuriam vaikui neleistų pasakyti, nes tai yra tikrai asmeninė informacija. Va. Tai va, einam toliau prie video. Va, dabar aš jau beveik praėjau iki tokios jau tamsesnio žalios, jau visiškai žalios. Va. O dabar esu kažkokioj šviesiai žalioj. Dar kartą sakau, aš ne specialistė esu spalvų. Tai va. Jeigu aš paleisiu biškį tą baltą, bus nieko tokio, nes jeigu raudonas, tai bus tokio, nes numes ir tave į pačią pradžią nuneš. Va. Prašau. Ne, geriau paskui. Reikia bandyti. Ne, nebandysiu jau ir tai mažai gyvybių turiu. Aš čytintoja realiai. Bet už tai turiu mažai gyvybių. Tai yra labai blogai. Va, aš dabar gal kažkur biškį pastovėsiu, kad pasihilinčiau. Va, arba tiesiog toliau eisiu. Manau, toliau eisiu. Ir nesustosiu. Nelauksiu, kol čia pasihilinsiu. Va. Ir rašykite dar į komentarus, kokius man dar žaidimus sužaisti ir su kuo. Yra 2 variantai. Su mano draugė Eva arba su irgi youtuberė. Tiesiog Miglė. Va. Jinai yra, jeigu norite jos šortus pažiūrėti, jinai jos tik tais ir filmuoja, tai įrašykite gauruotą arba gauruotas meškiukas 1, 2, 3. Ojetus, aš jau nukritau beveik. Aš ne beveik nukritau, beveik miriau. Tai va. Kas čia man daros? Aš vos išgyvenu. Va. Pabandysiu iki... Ojetus. Ne. Labai mažai gyvybių dabar jau tikrai turiu.
Ne. Jeigu aš mirsiu, aš varau iki. Jeigu aš dabar numirsiu, tai aš lyvinsiu. Ir tai, noriu pasakyti, buvo mano paskutinis žaidimas, kurį aš žaidžiau ant kameros. Šiaip aš šiandien Roblox'e dar pabandysiu nufilmuoti su tiesiog Migle, jeigu išeis. Tai būtinai nufilmuosiu. Na, arba nebūtinai su tiesiog Migle, o galbūt ir su Eva. Žiūrėsim, kaip gausis. Niekas mes negalime pasakyti, kaip bus. Tai va, aš dabar pabiškį hylinuosi. Va, aš tai biškį. Va, dabar man atrodo turi matytis. Bent jau man, nes man atrodo, ten pavyzdžiui, sustabdykit vaizdo įrašą. Ten pavyzdžiui, padarykit pertrauką. Tai aš nežinau, ar jums tą rodys, bet man tai bent jau rodo. Va. Ir rytoj, manau, jeigu išeis, aš pažaisiu per planšetę Brawl Stars. Ne. Ir aš miriau. Kaip gaila, aš būčiau dar filmavus. Na tai kągi, tai buvo mano paskutinis žaidimas. Ačiū visiems, kad jūs žiūrėjote šį video. Ir be to, jūs galite mane pridėti į draugus. Va mano userneimas ir šeimneimas ir va mano skinas. Būtinai, jeigu galėsiu visus pafollovinti ir pridėsiu į draugus, jeigu aišku turėsiu laiko. Na tai kągi, visiems ate, bučkis.